Sveikinimai su pergalė, apgynėt namų tvirtovę, jūsų komentaras apie rungtynes. Taip, dėkoju, apgynėm namų tvirtovę ir tuo be galo džiaugiamės. Savo ruožtu sveikinimai komandai ir sveikinimai mūsų fanam. Tai šitą pergalę skiriam mūsų miestui, mūsų ištikimiem fanam ir tiem žmonėm, kurie šiandien atėjo mūsų palaikyti, nes mums jų kaip niekad dabar palaikymas yra labai svarbus. Kalbant apie rungtynės, tai dvejopas jausmas, pirmas kėlinys. Tai yra tai, kokį mes norim matyti Futbolo akademija Šiauliai. Agresyvų, aštrų, konkretų, su racionaliais sprendimais ir su didelė širdim. Tai buvo matyti pirmam kėlinį. Antras kėlinys buvo daug apkalbėta, tai ką mums šiandien paruošė Sūduva, kurie irgi reikia pagirti, kad jie nenuleido rankų, jie toliau ėjo kautis ir jie savo pasiekė, jie grįžo į žaidimą, uždirbo 11 metrų baudinį, jį realizavo ir mums buvo be galo sunku. Be galo sunku buvo šiandien išlaikyti tuos 3 taškus, išlaikyti pergalę ir nes tikrai po praleisto įvarčio jautėsi, sakykime taip, komandos viduje tai, kad lengvas chaosėlis ir, sakykime taip, šitoj vietoje mes turėtumėm padirbėti, nes, vienas praleistas įvartis negali įtakoti mūsų rungtynių eigai ir dar nežiūrinti tai, tu vedi 2-0, o čia chaosas, čia panika, čia kažkokie tai, visiškai skuboti sprendimai ar dar kažkas, tai, šitoj vietoje mums, jeigu taip objektyviai vertinam, pritrūko ramybės. Bet viskas, žinot, eigoje, žiūrint tai, kaip klostosi rezultatas, kaip klostosi žaidimas, priėmėm sprendimus tam, kad šį rezultatą išlaikyti galbūt daugiau pradėjom jau į galą rungtynių, žiūrint, išėmėm atakuojančių žaidėjus, daugiau fokusavomės į tai, kaip išlaikyti rezultatą ir džiaugiuosi tai, kad tai vaikinam pavyko ir 3 taškai valio ir šiandien Šiauliai švenčia. Būtent sezono kulminacija, Tomaska, atrodo, kad dėl medalių nepavyks pakovoti, kiek pavyksta tam visam kolektyvui tą motivaciją išlaikyti kovoje dėl tų aukštesnių vietų. Žinot, jie yra profesionalai. Aš kalbu apie žaidėjus ir kiekvienas profesionalas turi skirtis nuo mėgėjo, kada jis ateina žaisti mėgėjas savo malonumą ir kada tu turi profesionalią sutartį ir tu, sakau, mes daugelį kartų esu minėjęs, dirbdamas čia, tai kad daugelį žaidėjų, kurie ateina čia, jie yra pasirengę daugiau duoti šitam klubui, negu iš jo gauti. Mes esame šiai dienai, jeigu žiūrint į šį čempionatą, mes esame skoloj šitam klubui, nes šiai dienai jis daugiau duoda mums, negu mes jiem. Tai čia jokių abejonių ir smagu tai, kad vaikinai tai supranta. Vaikinai tai supranta ir daugelį iš jų baigėsi kontraktai. Aš manau, kad paklausus jų, aš manau, ne vienas norėtų likti čia ir toliau ir sekančiam sezone. Taip kad, jeigu taip liaudiškai, jie užsidirbinėja savo kontraktus tolimesniam sezonui.